Sveiki. Kviečiu visus pasirašyti rinkimuose į Europos parlamentą už Krikščionių sąjungą. Jau ir vakar tas kvietimas buvo paplatintas ir žmonės rašo ir žinutės siunčia ir komentaruose komentuoja, o kaip pasirašyti, jeigu išmeta tuščią puslapį surinkus rinkėjų puslapis LT. Tai aš tokią nedidelę instrukciją noriu pateikti, juolab, kad iš tikrųjų mano galva tai toks nedidelis yra klaidinimas, turėtų paprastesnė sistema būti, bet čia jau šitos valdžios yra tokie sprendimai padaryti viską taip, kad būtų kuo sudėtingiau. Taigi, surinkate rinkėjų puslapis.lt, kaip matote, rodau pelyte rinkėjo puslapis.lt, toliau matote yra pasirašyti už prezidentus arba kandidatų į Europos parlamento sąrašą, spaudžiame ant to sąrašo ir išmeta tuščią langelį, tada spaudžiam ant kandidatų sąrašai ir čia jau matote partijų kandidatų sąrašus, spaudžiate paremti Krikščionių sąjungą ir po to jau, kai paspaudžiate paremti, yra prisijungimas per valdžios vartus ir tenai su jūsų bankininkystė, ten prisijungiate jau saugiai prie sistemos ir galite paremti partiją. Taip truputėlį paslėptas tas yra, reiškia, balsavimas, bet čia šitam video akivaizdžiai matote, ką reikėtų daryti. Tai čia tiesiog tokia instrukcija tiem, kurie iš tikrųjų yra truputėlį klaidinami. Tiek dar kartą noriu pakviesti, reiškia, paremti sąrašą. Mūsų tame Krikščionių sąjungos sąraše numeris 1 yra visuomenininkas, publicistas Algimantas Rusteika, ten yra ir profesorė daktarė Rasa Čepaitinė, ten yra ir aš, 6 numeris tame sąraše, ir buvę ambasadoriai, ir mokslo daktarai, rimtas sąrašas. Ačiū visiems tiems, kurie mus palaikysite.